Portale Vaudiena.lt svečiuojasi visaginietė, tautodalininkė Violeta Barienė. Sakykite, jūsų labai specifinis toks tautodailėje lyg ir jau primirštas, ar tai menas, ar tai amatas, kaip jūs tai vardintumėte, tas pirštinių kūrimą? Man asmeniškai tai laisvalaikis. Ir kuo jau daugiau, tuo geriau jaučiuosi, kuo daugiau spalvų, tuo irgi įdomiau gyventi. Ir aš tai visiškai verslu negaliu pavadinti, gal ten kas, kur daug mezga per muges ištisai važinėja, tai gal jiem ir amatas, man tai čia daugiau laisvalaikis turiningas. O sakykit, kodėl jos tokios margos jūsų pirštinės, va prieš jūs sudėtos, joms reikia labai daug įdėti energijos, ar žinoti, kaip tai padaryti? Matot, gyvenimas margas, tai pirštinės margos, tiesiog žiemą galbūt trūksta tų spalvų, ten saulės šviesos ar kažko, tai vis tiek norisi kažko ryškiau, tai taip ir išeina. O kaip jūs mezgate, galite mums parodyti truputį, ne? Imate juodą siūlą. Jo, čia jeigu norim raštą įdėti, tai būtų geriau nusipiešti schemą, nes pirmą kartą, jeigu kas mezga, tai vis tiek sunkiau atsiminti ir kada nupieštas lengviau pasiskaičiuoti, apsiskaičiuoti, viską sužiūrėti, kad nykštys būtų vietoj, kad ilgis būtų atitinkamas. O mezgimas tai čia tradiciniai kojinių virbalai. 2 milimetrų. Ir nieko įspūdingo, tai? Ne, kaip, tarkim, va tokiom yra daugiau akių, įmami plonesni virbalai, nes kuo smulkesnis raštas, tuo jis yra gražiau, o čia kada storas siūlas vilnonės, o čia yra 100% naminė vilna, tai reikia ir storesnių virbalų. Ir, aš visas pirštinės paskui, kada jos jau numegztos, jau siūliukai visi suslėpti, aš dar skalbiu, ten karštas vanduo, muilas, kad jos susiveltų, jos tada būna šiltesnės, vėjas netai perpučia ir ilgiau dėvimos, bet esmė tai, kad jos yra šiltesnės, nes vilna susivelia ir... O aš matau už nugaros jūsų yra ir veltinių pirštinių, netgi ir veltinės darote. Taip, vilna taip pat veliam. Čia yra Australijos merino vilna, aš imu 15-18 mikronų, kas reiškia, kad plonas plaukas ir jos yra labai švelnios, jos ir vaikučiam mažiem gali būti, sakykime, nekanda. Nors iš tikrųjų vilna, tai jinai turi kasti šiek tiek, kraujotaką suaktyvina ir dėl to yra šilčiau. Tai jūs, aš kaip supratau, mezgate tik pirštinės, taip? O kojinių? Kojinių ne. Kojinės aš nusprendžiau, kad aš jas megsiu, kai būsiu močiutė. kai jau... O čia taip labai sudėtinga, per kiek laiko galima pirštinės, porą pirštinių numegzti? Vieną porą, abiem rankom tai galima numegzti ir per 2 dienas. Pavyzdžiui, šeštadienį, sekmadienį. Taip ilgai? Ilgai? Aš taip greitai nemezgu, tai... Bet jau tokiu atveju jau tada tik sėdi ir mezgi, geriausiu atveju gali televizorių įsijungti, bet jau ten jokių skalbimų, virimų ar namų tvarkymų jau ne. Tai kągi, palinkėkime jiems kūrybinės sėkmės. Dėkui. Puikaus darbo ir kantrybės, juk tai reikia turbūt čia nemažai. Dėkui ir visiems, kam šalta, tai kviečiu atvykti Visaginą. Ir Zigitį. Sušildysim. Taip, ačiū Jums. Jo, dėkui.